Labas rytas sekmadienio ryto žiūrovai. Šiandien atliksime pratimus skirtus taisyklingai laikysenai gerinti. Taisyklinga laikysena turėtų išlaikyti natūralius nugaros linkius, ką dažniausiai matome žmogų susikūprinus, ar ne? Tai pirmiausia, turėtumėm ištiesinti kaklą, ilgas kaklas, smakras turėtų būti lygiagrečiai su grindimis, petukus turėtumėm atvesti šiek tiek atgal, mentį suvesti ir nuleisti pečius žemyn. Stuburgalį šiek tiek brukame į priekį. Tokiu būdu jūsų pilvas pasidaro plokštesnis, padidėja krūtinė ir išlaikote taisyklingą ir gražią laikyseną. Stojame kojos klubų plotyje, lengvai sulenkiame kelius, dubenį atvedame į priekį, užfiksuojame, rankas atvedame į šoną, delnus vedame atgal, sukame pirštais ir suvedame rankas už nugaros. Pečius nuleidžiame žemyn ir pradedame pulsuoti. Spaudžiame mentį prie mentės. Pulsiukų pakartojimas gali užtrukti iki 1 minutės, apie 60 pulsiukų. Kitas pratimas – katės kupra. Sėdime ant kelių, rankos ištiestos į priekį, kaklas atpalaiduotas, neįtemptas, nuleistas žemyn, giliai įkvepiame per nosį ir su iškvėpimu per burną kylame į viršų, smakrą spaudžiame žemyn, bambą priklijuojame prie nugaros, dubenį šiek tiek įtempiame ir iškvėpimo metu vėl leidžiame žemyn, sėdame ant kulnų, ištempiame viršutinę nugaros dalį, dar kartą įkvepiame ir su iškvėpimu kylame į viršų, ištempiame stuburą. Kitas pratimas – gulime ant pilvo, rankas suneriame už nugaros, įkvepiame ir kylame į viršų, tempiame tolyn kojas, tempiame žemyn pečius, mentis suglaudžiame, kaklas ilgas, ilginame viską tolyn, iškvėpimo metu nusileidžiame žemyn. Tikiuosi, mūsų pratimai šįryt jums pagelbėjo. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo VS Fitness sporto klube.